Sveiki, tai esu Lina Surplienė, kaip jau pristatė PricewaterhouseCoopers mokesčių ir teisės skyriaus projektų vadovė. Negaliu pasigirti tokia spalvinga patirtimi kaip Kristijonas Kaikaris, tai mano tokia istorija labai trumpa. Aš pradėjau dirbti dar būdama universitete, dar besimokydama PricewaterhouseCoopers su mokesčių teise. Ir iki šiol dirbu, tai dirbau daugiau nei 10 metų. Ir iš tikrųjų yra daug galbūt kažką toj mokesčių teisė, kas mane užkabino, kas mane patraukė ir vis dar čia esu ir neketu niekur išeiti. Ir būtent apie tai galbūt jums ir norėčiau šiandien daugiau papasakoti. Tai per tos 10 metų, iš tikrųjų jau kai pradėjau dirbti, buvom įstoję į ES ir elektroninės sąskaitos faktūros kaip po tokios jau buvo galima jas naudoti. Tačiau manau, kad didžioji dalis jūsų prisimena dar tuos laikus, kai elektroninės sąskaitos faktūros galėjo būti spausdinamos tik tai paruoštose blankuose, ranka pildomos, būtinai pasirašomos, atsakingo asmens ir tas reikalavimas truputėlį atlaisvėjo, kai įstojome į ES. Tai yra nuo 2004 metų buvo galima pradėti naudoti elektroninės sąskaitos faktūras, tačiau reikalavimai vis dar buvo pakankamai griežti, nes tam, kad sąskaita faktūra būtų laikoma elektroninė, būtinai jinai turėjo būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu arba naudojant tam tikras nustatytas sistemas. Ir čia galbūt galima pasidžiaugti, kad kaip ir visas pasaulis, visa Europa, taip ir Lietuva eina tolyn ir nuo 2013 metų tie reikalavimai iš tikrųjų labai buvo supaprastinti ir nuo 2013 metų užtenka užtikrinti, kad elektroninės sąskaitos faktūros kilmės autentiškumas ir turinio vientisumas, apie tai daugiau pašnekėsiu, būtų užtikrintas ir nėra jokių papildomų reikalavimų naudoti kažkokius saugus elektroninius parašus, kaip buvo anksčiau. Tai savo prezentacijai galbūt norėčiau tokius 3 pagrindinius dalykus aptarti. Tai yra visų pirma, kas ta elektroninė sąskaita faktūra, nes iš tikrųjų esu apie tai skaičius pranešimų kitose konferencijose apie elektroninės sąskaitos faktūras ir gana dažni klausimai yra vis dėlto, ar jeigu aš, pavyzdžiui, išrašau sąskaitą faktūrą elektroniniu būdu, bet siunčiu popierinėme formate, ar čia jinai elektroninė ar ne elektroninė, arba atvirkščiai aš gaunu popierinę, ją nuskanuoju ir jinai patampa elektroninė. Tai iš tikrųjų klausimas, kas yra ta elektroninė sąskaita faktūra, yra pakankamai aktualus, tai apie tai norėčiau pradėti. Ir žinoma, papasakosiu daugiau apie elektroninės sąskaitų faktūrų reikalavimus, nes tie reikalavimai vėlgi visus galbūt šiek tiek gąsdina, bet jie tikrai nėra didesni negu reikalavimai popieriniam sąskaitom faktūrom. Trumpai, elektroninės sąskaitos faktūros privalumai, tai žinoma, tai yra paprasta, nes tai yra daug paprasčiau ir siųsti jas, ir gauti, ir archyvuoti. Ekonomiška yra ta prasme, kad galima sutaupyti ir popierių, ir spausdinimo išlaidas, ir siuntimo išlaidas, ir archyvavimo vietą galų gale, nes kadangi yra reikalavimas saugoti 10 metų dokumentus elektroninės sąskaitos faktūras, tai vėlgi per eilę metų prisikaupia jų pakankamai daug to popieriaus, kurį reikia kažkur laikyti. Tai žinoma yra ir ekologiška, nes sutaupom medžių kažkiek ar ne, nes nereikia jų kirsti. Saugojimo prasme, apdorojimo, sisteminimo, radimo prasme tai irgi yra daug efektyviau, nes jeigu turime viską elektroniniu formatu, nereikia eiti kažkur, nereikia knistis, nereikia ieškoti, norint rasti kažkokią konkrečią sąskaitą. Iš savo klientų, kadangi mes kaip PricewaterhouseCoopers tikrai turim nemažai klientų, kurie naudoja ir elektroninės sąskaitos faktūras, bet yra ir tokių, kurie vis dar naudoja popierinės sąskaitos faktūras. Ir tokia pagrindinė iš tikrųjų baimė, kuri man visą laiką atrodo šiek tiek galbūt nepagrįsta, yra, kad aš noriu gauti popieriuje tą sąskaitos faktūrą ir vizuoti popieriuje, nes tik tokiu būdu aš galiu užtikrinti, kad nebus piktnaudžiaujama kažkokiomis išlaidomis, kad aš jas kiekvieną galėsiu patikrinti. Tai čia turbūt galima atsakyti paprastai, kad žmonės nėra susipažinę su tom tais sprendimais, apie kuriuos mes šiandien pakankamai daug šnekėjom, kad galima tą patį vizavimą padaryti tikrai ir elektroninėje erdvėje. Taigi, kas yra elektroninė sąskaita faktūra? Tai yra 2 pagrindiniai testai, kuriuos jūs turite atlikti, siekdami nuspręsti, ar sąskaita yra elektroninė ar ne. Tai yra visų pirma, jinai turi būti išrašyta elektroniniu formatu ir visų antra, jinai turi būti gauta elektroniniu formatu. Tai jeigu mes naudojame kažkokią apskaitos sistemą, kuri yra, elektroninė, ta prasme, kad mes ne ranka rašome tą dokumentą, tai mes jau išrašydami tą sąskaitą, naudodami tą sistemą, jau mes ją išrašome elektroninę formą ir šitas testas jau yra tenkinamas. Bet jeigu mes ją išrašome ir atspausdiname ir siunčiame popieriuje ir ne tą sąskaitą faktūrą, tai tuomet jau galime teikti, kad ta sąskaita faktūra buvo gauta, išsiųsta ir gauta elektroniniu formatu ir tada tokia sąskaita faktūra jau nėra elektroninė. Tai tam, kad nebūtų elektroninė, jinai turi būti ir išrašyta elektroniniu formatu ir gauta.
tai yra išsiųsta ir gauta elektroniniu formatu. Kokiu būdu tą galima padaryti? Na, tai žinoma, dažniausias turbūt dabar naudojamas būdas yra elektroninis paštas, kai tiesiog siunčiame sąskaitą faktūrą PDF, Word ar kitų formatų savo pirkėjų klientui. Taip pat pakankamai dažnai naudojamos sistemos telekomunikacijų, pavyzdžiui, arba šiukšlių versle yra, kad tiesiog įmamas interneto portalas, kuriame tą sąskaitą faktūrą mes patalpinam ir kiekvienas vartotojas gali prisijungti prie tos sistemos, ją atsidaryti ir pasižiūrėti. Tai irgi yra laikoma, kad yra išsiųsta ir gauta elektroninė forma. Na ir gali būti naudojamas bet kokios kitos priemonės, bet kokios kitos sistemos, kurios yra elektroninės. Iki 2013 metų, kaip sakiau, nuo 2013 labai buvo palengvinti tie reikalavimai elektroniniam sąskaitom faktūrom. Tai iki to laiko, jeigu buvo sukuriama sąskaita faktūra ir, pavyzdžiui, PDF siunčiama elektroniniu paštu klientui, tai nebuvo laikoma elektroninė sąskaita faktūra ir pirkėjas privalėjo ją atsispausdinti ir saugoti popierinę. Tačiau nuo 2013 bet kokios PDF ar bet kokių kitų formatų siunčiamos sąskaitos yra laikomas elektroninėmis, o tai reiškia, kad jų spausdinti nereikia pirkėjui ir jisai gali jas saugoti elektroniniu būdu. Kokia yra elektroninių sąskaitų faktūrų juridinė galia? Na, tai jos turi lygiai tokią pat juridinę galią kaip ir popierinės. Tai reikia gal dar kartelį užakcentuoti, nes vėlgi, tas pats klausimas. Ateina mokesčių administratorius ir jisai gali mane tikrinti daugiau, jeigu aš turiu tik elektroninės sąskaitos faktūras. Ne, negali. Ar gali jis pasakyti, kad kadangi tu turi elektroninę, o ne popierinę, tai aš tau neleisiu atskaityti PVM, ar aš neleisiu tau sąnaudų įleidžiančius atskaitimus įdėti? Ne, negali. Ir netgi jeigu yra kažkokie teisminiai ginčiai, tos elektroninės sąskaitos faktūros gali būti naudojamos lygiai kaip tokios pačios galios dokumentai kaip ir popierinės sąskaitos faktūros ir jų spausdinti tikrai nereikia. Čia galbūt kyla toks praktinis klausimas, aš ateinu į ginčą ir kaip aš dabar tą elektroninę sąskaitos faktūrą parodysiu, bet vėlgi yra įvairių priemonių, kurios leidžia tas sąskaitos faktūras parodyti net ir teismuose. Dabar reikalavimai elektroniniams sąskaitoms faktūroms. Na tai visų pirma, reikalavimai yra, kaip minėjau, daugiau mažiau tokie patys kaip ir paprastoms popieriniams sąskaitoms faktūroms, išskyrus kelis dar likusius papildomus reikalavimus. Tai visų pirma, ta sąskaita turi turėti visus privalomus PVM įstatymą nustatytus rekvizitus. Na tai aš čia turiu omeny pirkėjo rekvizitai, tiekėjo rekvizitai, kokia prekė patekta, koks kiekis, kokia kaina, na ir visi kiti būtini dalykai. Vienintelis, toks, sakyčiau, gal šiek tiek archaiškas reikalavimas likęs yra, kad tam, kad jūs galėtumėte siųsti elektroninės sąskaitos faktūras, jūs privalote gauti pirkėjo sutikimą. Jeigu siunčiat popierinės, to sutikimo kaip ir nereikia. Ne, mes turim sutartį, siunčiame sąskaitą pagal tą sutartį, pirkėjas priima tą sąskaitą ir jokio papildomo sutikimo nereikia gauti. Su elektroniniam yra šiek tiek kitaip, nes jūs privalote gauti tą sutikimą, tačiau palengvinimas čia yra toksai, kad jeigu pirkėjas apmoka už jam suteiktas prekes arba paslaugas, jeigu jisai priima tas prekes ar paslaugas, tai jau reiškia, kad jisai sutinka gauti elektroninę sąskaitą faktūrą. Tai reiškia, kad net ir konkludentiniai pirkėjo veiksmai jau kaip ir patvirtina jo sutikimą gauti elektroninę sąskaitą faktūrą. Jeigu jūs tų pirkėjų turite daug, tai turbūt ir bus vienintelis labiausiai priimtinas būdas yra būtent tais konkludentiniais veiksmais gauti pirkėjo sutikimą. Tačiau jeigu jų yra mažai, tarkim, keli didieji pirkėjai, mes visada rekomenduojame pasirašyti rašytinį susitarimą su pirkėju, nes tokiu būdu yra išvengiama diskusijų, ypač jeigu tas pirkėjas yra galbūt tas, dėl kurio jūs šiek tiek abejojate, galbūt jisai nesmokės, galbūt jis bus kažko nepatenkintas, tai tuomet dėl tų elektroninių sąskaitų faktūrų rekomenduojame pasirašyti rašytinį susitarimą, kuriame jūs konkrečiai nurodote, koks bus elektroninių sąskaitų faktūrų formatas, kokie bus elektroninio pašto adresai, kurie bus naudojami tiek siunčiant, tiek gaunant PVM sąskaitas faktūras, asmenų kontaktiniai duomenys, kurie bus atsakingi už sąskaitų faktūrų siuntimą gavimą, na ir kita svarbi informacija. Taip pat elektroninės sąskaitos faktūros, juose turi būti užtikrinamas kilmės autentiškumas, turinio vientisumas ir sąskaitos įskaitomumas. Na, čia tokie labai sudėtingi žodžiai, bet iš tikrųjų lygiai tie patys reikalavimai yra taikomi ir popieriniams PVM sąskaitoms faktūroms, o kaip konkrečiai tai užtikrinti su elektroninėmis sąskaitomis aš šiek tiek vėliau papasakosiu, o kaip tą padaryti, kiekviena įmonė gali pasirinkti pati. Tai kaip minėjau, nebėra reikalavimo
naudotis, tarkim, saugų elektroninį parašą arba tam tikras elektroninių duomenų apsikeitimo priemonės, kurios buvo privalomos naudoti iki 2013 metų. Tiesiog galima bet kokiais būdais užtikrinti šiuos 3 reikalavimus. Tai dabar kas tas kilmės autentiškumas? Na, kilmės autentiškumas yra, kad tiek tiekėjas būtų tikras, kad jisai išrašė šitą sąskaitą, kurią išrašė, tiek pirkėjas, kuris gavo tą sąskaitą, būtų tikras, kad ta sąskaita buvo išrašyta tiekėjo. Tai kaip tą užtikrinti? Ta užtikrinti galima visų pirma įvedant iš tiekėjo pusės į apskaitos sistemą tą išrašytą sąskaitą, tiesiog į tam tikrus registrus apskaitos, kad būtų matoma. Na, o pirkėjas turėtų gauti sąskaitą faktūrą sutikrinti su turimais kitais dokumentais. Tai yra su sutartimi, su pirkimo užsakymu, su apmokėjimu ir kitais dalykais. Tai mes lygiai tą patį dar kartelį pakartosiu darom ir su popieriniam sąskaitom faktūrom. Nes jeigu gaunam popierinę sąskaitą faktūrą, mes vis tiek jos tiesiog paprastuoju būdu nepriimame. Mes tiek patikriname, ar tikrai mes turėjom ją gauti, ar tikrai už tokią kainą mes kažką pirkom ir kitus dalykus. Tai čia su elektroninė lygiai tas pats. Mes tiesiog patikriname su kitais dokumentais ir įsitikiname, kad mūsų niekas nenori apgauti. Tam, kad užtikrinti, kad nebūtų kažkokių piktnaudžiavimų, tai mes dažniausiai taip pat rekomenduojame, kad įmonėje būtų tam tikri darbuotojai, kurie turėtų teisę tiek siųsti, tiek gauti tas elektroninės sąskaitos faktūros, kad būtų sukurta speciali elektroninio pašto dėžutė, iš kurios būtų siunčiamos ir gaunamos tos elektroninės sąskaitos faktūros, nes tokiu būdu jūs esate tikri, kad nepasimes nei išsiunčiamos sąskaitos, nei gaunamos. Nes jeigu, tarkim, visi įmonės darbuotojai gali gauti elektroninės sąskaitos faktūros, tai galbūt ar ne vienas gavęs tą sąskaitos faktūrą nepersius jos finansų departamentui, na ir tada jinai dings, nebus apmokėjimo, na ir bus tiesiog daugiau problemų. Turinio vientisumas. Turinio vientisumas yra užtikrinimas, kad nebus pakeisti rekvizitai per visą saugojimo laikotarpį, tai yra per 10 metų. Vėlgi, tas pats su popieriniam sąskaitom faktūrom, mes nenorim, kad jos būtų pakeistos, tai nenorim, kad būtų pakeistos ir elektroninės sąskaitos faktūros. Ir kaip tą padaryti, susitarė pirkėjas ir tiekėjas patys, abidvi šalis gali susitarti ir laisvai pasirinkti, kaip užtikrinti tą turinio vientisumą. Dažniausiai tai būna kažkokios specialios naudojamos programos arba koregavimas sąskaitų faktūrų tik turint tam tikrą slaptažodį, galbūt tam tikri lygiai tos faktūros vizavimo vėlgi, kad nebūtų paprasta pakeisti tos kitos faktūros turinį. Dėl turinio įskaitomumo, tai čia tiesiog įskaitomumas yra, kad kiekvienas žmogus gavęs tą sąskaitą galėtų be papildomų kažkokių problemų tą sąskaitą perskaityti. Tai yra, kad jam nereikėtų programinės įrangos ar kitų dalykų, norint suprasti, kas toje sąskaitoje yra. Tai žodžiu, sąskaita faktūra turi būti tokio formato, kad kiekvienas gavęs žmogus ją galėtų suprasti. Dabar dėl saugojimo. Tai saugoti privaloma 10 metų. Ir čia dabar su saugojimu yra tokia, kaip ir įstatymė numatyta prievolė, kad sąskaita faktūra turi būti saugoma tokio formato, kokio jinai buvo gauta. Tai jeigu jūs gavote elektroninę sąskaitą faktūrą, jūs ją galite saugoti elektroniniu formatu, jeigu jūs ją gavot popierinę, jūs turite ją saugoti popieriniu formatu. Tai čia yra galbūt vienas dar toksai likęs papildomas reikalavimas, kad jūs privalote tas popierinės sąskaitos faktūras vis dar saugoti popieriniu būdu. Kartu su saugomoms kitom faktūrom jūs taip pat turite saugoti ir tas kitus įrodymus, kad duomenys tuos, kurie užtikrina tų sąskaitų faktūrų kilmės autentiškumą ir turinio vientisumą. Na tai čia aš turiu galvoje siuntėjo ir gavėjo rekvizitus, jūs turite saugoti išrašymo siuntimo gavimo datos ir kitus reikalingus duomenis. Su elektroninėm sąskaitom faktūrom taip pat privalumas yra tas, kad galima ją saugoti nebūtinai Lietuvos teritorijoje. Ką reiškia elektroninių sąskaitų faktūrų saugojimas ne Lietuvos teritorijoje? Na tai aš, kaip ne IT specialistas, suprantu, kad tiesiog serveris gali būti kažkur kitur, nebūtinai Lietuvoje, kuriame yra saugomos elektroninės sąskaitos faktūros. Tik tai čia, jeigu jūs vis dėlto saugotės ne Lietuvoje, jūs privalote informuoti mokesčių administratorių, kur tos sąskaitos yra saugomos. Ir čia pribojimas yra, kad gali būti saugomas tik tai ES šalyse. Negali būti saugoma, tarkim, Azijoje ar Afrikoje. Na ir dar trumpai apie tą juridinę galią. Jau šiek tiek minėjau, kad juridinė galia yra tokia pati kaip popierinės sąskaitos faktūros, tačiau dažnas klausimas yra, ką daryti man neapmoka už sąskaitą faktūrą. Jeigu neapmoka,
Svarbiausias dalykas iš teisinės pusės yra užtikrinti, kad jūs įteikėte tą sąskaitą faktūrą, tai yra, kad pirkėjas gavo tą sąskaitą faktūrą. Dabar, jeigu jūs siunčiat popierinę sąskaitą faktūrą, tai dažniausiai mes galim siųsti registruotų paštų siunčiant, mes gaunam patvirtinimą, kad jis buvo pristatytas kažkur, kad buvo įteikta ta sąskaita faktūra. Tai čia šiuo atveju, jeigu yra pasirašomas tas rašytinis susitarimas, kuriame jūs numatote, kad elektroninės sąskaitos faktūros yra siunčiamos į konkrečią elektroninę pašto dėžutę, tai tuomet, jeigu jūs išsiuntėt į tą nustatytą dėžutę, tai jau yra laikoma įteikimu pirkėjui ir tai gali būti naudojamas kaip argumentas teisme, kad iš tikrųjų ta faktūra buvo įteikta. Jeigu jo tos susitarimo rašytinio nėra, tai yra kiti būdai, pavyzdžiui, ar siunčiant elektroninį laišką, vėlgi yra ta funkcija, kad galima gauti patvirtinimą, jeigu pirkėjas atsidaro tą sąskaitą faktūrą, jeigu yra naudojamos sistemos internete, tos, prie kurių prisijungi, tai jos dažniausiai vėlgi turi tą funkciją, kad jeigu pirkėjas prisijungia prie sistemos ir atsidaro sąskaitą, tai sistema fiksuoja pranešimą, kad ta sąskaita buvo atidaryta. Taigi, užtikrinti tą įteikimą pirkėjui ir tuomet gauti iš jo apmokėjimą galima lygiai taip pat naudojant ir elektroninės sąskaitos faktūras. Na ir pabaigai aš tiesiog norėčiau jūs palikti su vieno rašytojo mintim ir tiesiog palinkėti, kad elektroninės sąskaitos faktūros jums palengvintų darbą.